dažnai tenka kurti projektus su surinkom konstrukcijom, todėl ir perdangos plokštės reikia sugeneruoti, kad būtų teisingos. Ir neišeina jų taip pat kurti kaip monolitinių perdangos plokščių, todėl robote jas reiktų kurti tokiu būdu. Įsijungus plokštę, čia reikia susikurti perdangos tipą, tai ne vienodai einanti, o tarkim čia pasirenkamas yra koks tipas dėl standumo čia grinai, tai aš pasirenku, kad surenkama plokštė, apsirašau jos matmenis pagal kažkokį susiradęs, tarkim, plokščių gabaritus. Čia apsirašau 18 aukščių, pasivadinu, tarp angų nurodo atstumus pagal paveiksliuką, viską sukuriu. Ir čia nurodyta, kad skylės bus X kryptimi. Tai gerai, aš ją prisidedu. Čia buvo taip pat modelio tipas turi būti atitinkamas. Čia susikūręs esu surenkamos perdangos plokštės, tai būtina užstatyti, kad tai yra nebaigtiniai elementai, kad yra standumas XY, plokštės plokštumoje jinai yra standi, bet nestandi Z kryptimi. Ir yra nurodymas, kaip apkrovas perduos. Tai tik viena kryptimi plokštės visada perduoda surenkamos. Uždarau šitą, čia modelio tipas teisingas, dabar nurodau brėžti per kur, tai tarkim aš norėčiau gal plokštumoje brėšiu, pasirinku stačiakampį braižymo būdą ir nurodau jos gabaritus. Dabar įsijungiu vietinės ašis ir matau, kad X ašis yra su rygeliai sutampa, todėl apkrovos neperduos šitą perdangos plokštę, todėl ir man reikia pakeisti jos kryptį. Tai per properties, local panel direction, definition x-axis ir pasirinku kryptį, nurodau vektorių pagalbą kryptį, priskiriu šitai plokštė, apply paspaudžiu, matome x kryptis dabar šią kryptimi. Dabar galima, tarkim, užsiduoti kažkokią tai apkrovą, tarkim, naudojam apkrovą 5 kN priskiriu ir paleidžiu skaičiavimą. Atlikus skaičiavimus galiu įsijungti rezultatus ir matysiu, kad plokštė neturi jokių momentų, nes tai yra tik kaip diafragma. Tačiau jinai perduoda ir savo svorio apkrovas, ir apkrovas, kurios veikia ją rygeliams. Tai galima pamatyti įsijungus vaizdavimo parametrus. Dabar įsijungiu, kad rodytų apkrovų paskirstimą ir reikšmės. Matau, kad nuo naudojimo apkrovos 17 kN ateina. Čia matome apkrovą 17 kN, tai čia todėl, kad rygelio ilgis yra 4,4 metro, kaip matome, o tarp taškų yra 5 metrai. Tai todėl ta 5 metrų apkrova paskirstyta ant 4,4 metrų ir yra 17,5, o ne 15 kN tiesinį metrą. Taip pat galime pasitikrinti, koks savas svoris. Čia nuo nuosavo svorio gaunasi didelės apkrovos, apie 4,7 kN į kvadratinį metrą paskaičiavus. Tai taip yra todėl, kad kuriant plokštę, jos tipą pasirinkus ne vieno storio, o tokį tipą, reikia nurodyti, kad jos storis, skaičiuojant savąjį svorį, būtų pagal jūsų turimas kvadratinio metro plokštės svorio duomenis. Tai tarkim, jeigu mano plokštė sveria 3,5 kN į kvadratinį metrą, tai aš turėčiau įvesti kokį 14,2 cm. Jis padaugint iš 14,0,142 × 2 4,53.
Čia kilonewtonais gelžbetonų svoris gautumėm apie 3,48 savo svorį. Nu, tai, o čia yra istorijai skaičiuoti ten temperatūrinės apkrovos, kai skaičiuoja kažkas tokio, tai čia gal šiuo atveju nėra svarbu. Taip, pakoregavus bus ir nuo savo svorio apkrovos turi būti dabar geras. Na, va, dabar perskaičiavus, matome, kad sumažėjo tas nuo savo svorio apkrovos ir dabar viskas kaip ir gerai. Tai tiek surenkamoms plokštėms to kūrimo.